Labas, šiandien papasakosiu, kaip pasigaminti Benedikto kiaušinius. Pradėkim nuo olandiško padažo. 3 kiaušinius sumušu į dubenėlį, atskiriu trynius nuo baltymo, imu rankinį plaktuvą ir viską išplaku, kol kiaušiniai pabals. Va tokie turi būti šviesiai geltoni. Tada išspaudžiu pusę laimo, gali naudoti ir citriną. Truputėlį įpilu ir plaku, kol viskas išsimaišys, tada vėl truputį įpilu, vėl plaku iki vientisos masės. Svarbiausia pilt po truputėlį, neskubėt, kad viskas tolygiai išsimaišytų. Dabar sviesto eilė, aš naudoju veganišką. Vis dėlto skaniausia bus, jeigu naudosite karvės pieno sviestą. Sviestą reikia ant nedidelės kaitros pašildyti ir išlydytą po truputį pilti į kiaušinių plakinį. Maišom, įpilam lašelį, vėl maišom, kol gausis tokia vientisa graži masė. Olandiškas padažas keliauja į šaldytuvą, dabar imam minkščiausią pasaulyje biržų duonos briošę, pjaunam per pusę, sudedam į lėkštę, dedam lašišos, griežinėlį pomidoro, 3 minutes virtus kiaušinius, užpilam sustingusio olandiško padažo, ir jūsų Benedikto kiaušiniai jau paruošti. Skanaus!